Jėzui Kristui. Tai šiandien truputį matėte sumišimas, ne tie skaitiniai buvo atversti. Kodėlgi? Dėl kad šiandien iš tikrųjų yra šventė bažnyčioje ir mes švenčiame evangelisto Morkaus dieną. Tai vat vėl imame skirtingus skaitinius ir visai iš kitos knygos skaitysime. Kadangi komentaras yra iš Šventojo Apaštalo Petro pirmojo laiško, tai paskaitysiu ir pirmą skaitinį. Ir kadangi tai yra Morkaus diena, aišku, paskaitysiu ir Evangeliją pagal Morkų. Taigi, iš Šventojo Apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, nes Dievas išpuikėliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę. Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jūs metui atėjus. Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes ir jis jumis rūpinasi. Būkite blaivūs, budėkite. Jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams plačiajame pasaulyje. O visų malonių Dievas, pašaukęs jūs į amžinąją garbę Kristuje, pats jūs trumpai pakentėjusius ištobulins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. Jo valdžia per visus amžių amžius. Amen. Per Silvaną ištikimąjį broliai, tokių jį laikau, aš jums trumpai parašiau, ragindamas ir liudydamas, jog tokia tikroji Dievo malonė. Tvirtai jos laikykitės. Jūs sveikina kartu išrinktoji Babilonė ir mano sūnus Morkus. Sveikinkite vieni kitus meilės pabučiavimu. Ramybė jums visiems, kurie esate Kristuje. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Pasirodęs 11 Jėzus tarė: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės stebuklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Baigęs jiems kalbėti, viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant stebuklais, kurie juos lydėjo. Girdėjote viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Tai iš tikrųjų šiandien diena ir šventas Morkus buvo žydas ir jo Evangelija yra pati trumpiausia iš visų 4 Evangelijų. Ir jis tuo yra įdomus, kad labiau susikoncentruoja ne ties Jėzaus pasakytais palyginimais, jo mokymais, bet iš tikrųjų kreipia daug dėmesio Jėzaus padarytus stebuklus. Ir man buvo, nežinau, ar jūs atkreipėte dėmesį, labai gera klausyti. Iš tikrųjų, evangelisto Morkaus užrašyti žodžiai yra patys paskutiniai jo Evangelijoje, ką šiandien klausėme. Čia yra pati pabaiga, nes jau po to jau nėra ką daugiau jam pasakyti, nes Jėzus yra paimtas į dangų. Taip? Ir jis ne tik rašo ir žavisi Jėzaus stebuklais, bet ką šiandien sako, kad jis tiki, kad ir mes galim daryti stebuklus.
Jam tai buvo labai svarbu, iš tikrųjų, ta Dievo galios pasireiškimas ir per Jėzaus asmenį, ir per tų žmonių, kurie yra įtikėję į Jėzų. Ir iš tikrųjų mes galime galvoti, ką tie stebuklai reiškia, bet aš tiesiog mąsčiau, jau pats mūsų gyvenimas ir liudijimas gėrio, tiesos, tokio atlaidumo vienas kitam, švelnumo, tai jau yra stebuklas. Iš tikrųjų, pasaulyje yra labai daug tamsos ir blogio ir kaip pats Morkus rašo, jeigu dabar įsivaizduotume mes, anot jo žodžiais, išgertume mirštamų nuodų, mums nepakenks. Tai mes galim tos mirštamus nuodus įvairiai interpretuoti, bet tie mirtini nuodai yra viskas, visas blogis. Ir jeigu mes esame atviri Dievo maloniai, iš tikrųjų mes nemirštame. Tai matote, mes darome stebuklus, todėl kad leidžiamės, jog per mus veiktų šventoji dvasia. Ir kitas toks gražus momentas, vėlgi, ko gero, daugelis žinote, kad Morkus mene yra vaizduojamas, jo simbolis yra liūtas. O ar atkreipėte iš pirmo skaitinio, kad čia velnias yra palyginamas su riaumojančiu liūtu. Matai, yra dvi galimybės, tokie liūtas gali būti blogąja prasme, iš tikrųjų tą galią mes galime naudoti blogiui ir galime būti liūtai ir naudoti savo galią, kuri ateina iš viešpaties gėriui. Tai aš tikrai linkiu, kad mes būtume kaip liūtai gerąja prasme. Iš tikrųjų savo galią, savo išmintį panaudotume geram. Tai gal tiek šiandien iš manęs, aš nežinau, gal Jungita paskaitysi komentarą, ar jūs Olanta, prašom. Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Taip, tai tiesa, jūsų dangiškasis tėvas jumis rūpinasi. Jam rūpi tai, kas rūpi jums, ir tai, kas jums patinka, ir tai, kas nepatinka. Jis rūpinasi ir jūsų kova, jam rūpi jūsų sunkumai. Jis jūs atjaučia, meiliai žvelgia matydamas kaip visą, kur stengiatės jam paklusti. Jam rūpi jūsų klausimai ir pastangos suvokti, kodėl jis tai jums padarė, būtent kodėl jums. Ir jis žada, kaip šventasis Petras čia sako, ir jis jūs ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. Tai reikia trumpai pakentėti. Tuo sunku patikėti, kad koks mielas bei rūpestingas jūsų žemiškasis tėtis, kad ir kokia buvo jūsų vaikystė, Evangelija žada, kad gali gauti iš dangiškojo tėvo tai, ko niekada negali nei tikėtis iš žemiškojo. Be to, jeigu jums trūko bendravimo su savo tėvais, tą žaizdą galite padėti prie mylimojo Dievo kojų. Išties apie bet kurią savo gyvenimo sritį, kuri jūsų nuomonė yra nesuvaldoma, pavyzdžiui, valgymo sutrikimai, vienišumas, finansinės bėdos, trauma ar prievarta jūsų atžvilgiu, galite papasakoti savo dangiškajam tėvui. Tad prašykite išminties ir supratimo. Siekite drąsos įveikti bet kurį skausmą, bet kurią baimę ir nepalūžti susidūrus su kliūtimis. Melskite jo ištvermės ir stiprybės įveikti savo sunkumus. Nebijokite pasakyti jam, kas jums atrodo pernelyg sunkiai pakeliama. Jis žino jūsų rūpesčius ir nori palengvinti jūsų naštas. Melskite Tėvą paimti jas į savo visagalės rankas ir atpalaiduoti jūs nuo jų deramo metu. Galbūt jausite graudulį, atgailosite dėl apmaudo ar dėl atjautos stokos, dėl nemokėjimo atleisti savo įžeidėjui. Nevykite tų jausmų šalin. Jei reikia, atgailokite, kad įžengtumėte į dar didesnę laisvę. Net jeigu nepastebite savo gyvenime jokių pokyčių, pasitikėkite Tėvu. Vis tiek jam patikėkite savo rūpesčius
nes jis tikrai jumis rūpinasi. Jis tikrai galingai veikia ir jo išmintis pranoksta mūsų įsivaizduojamą. Tėve, paimk mano skausmą, baimę, gėdą. Suteik man tikrumą, kad tu mane myli ir rūpinėsi manimi. Kaip ir Liūtė sakė, kad šiandien yra Švento Morkaus diena. Ir ryte mes sakom, nu ką mes žinom apie tą Morkų. Jeigu Liūtė ryte atneša mums paskaityti, aišku, Vilmutė truputėlį nusivedė ir mes jau apie Morkų girdime tada, kai sakome Evangeliją pagal Morkų, kad Evangelija yra pati trumpiausia, graikų kalba. Gal apie patį apaštalinį darbą Vilmutė pristatė, o aš dabar dar noriu paskaityti tokią pabaigą iš to, ką Vilmutė atnešė. Šventas Morkus yra Albanijos, Dalmacijos, dabartinės Kroatijos ir žinoma Venecijos globėjas. Mes turbūt žinom, kad Venecijoje yra Švento Morkaus aikštė. Pastarosios herbe pavaizduotas sparnuotas liūtas laikas atversta Evangelija, ant kurios yra užrašyti žodžiai. Kaip evangelistas jis globoja tapytojus, kaip Švento Petro sekretorius, vertėjus, raštininkus, kanceliarijų darbuotojus, notarus. Nu ir dar turbūt reikia žinoti, kad Morkus yra vaizduojamas daugiausia kaip evangelistas ir pagrindinis jo atributas yra liūtas ir jisai yra susipažinęs. Tai jeigu kur matysite tokius, tai žinokit, galite pasimelisti. O tik tai labai daug tikrai įdėtė Vilmutė ir aš tiesiog paliksiu Albinutę. Gal kas nors dar daugiau norės įsigilinti į Šventą Morkų. Mes tarsi žinome, bet visą laiką reikia prisiminti, nes atrodo, kad jau pamiršome, kas tai ten tokio. Iš interneto įsitraukti. Kiekvieną evangelistą. Jo, labai gerai. Jūs kai tik tai mums kokia nors šventojo diena, tai tikrai neškite ir prisiminsime visi kartu, tada tikrai tokį dalyką geriau įsiminsime, negu paskaitysime patys įsivertę internete. Šiandien mes kviečiu melstis tą progą. Pirmiausia, tai kviečiu melstis už Angelytę, kuri labai prašė, jinai šiandien jai daroma operacija ir jinai labai prašė, kad visi pasimelstume, kad viskas būtų gerai. Operacija netokia sudėtinga, bet aš manau, kad visą laiką tokiam dalykam reikalinga malda ir perkos geriau. Melskimės taip pat už mūsų kitus bendruomenės sergančius, ar sunkiau, ar lengviau, bet tai vis tiek būtų jiem lengviau. Melskimės už mūsų bendruomenės mirusius, melskimės už savo artimuosius, kurie serga, arba prisiminkime tuos, kurie mirė. Kviečiu bendrai maldą.